savo pagonių nužudytas. Bam! O tada šiek tiek vėliau 1, 2, 5, 3, jei konkrečiau vyko labai didelis balius, nes Mindė tapo Lietuvos karalium. Mindė! Jo, visi sakom jo, Mindė! Tapo Lietuvos karalium, o vėliau Mindė buvo nužudytas, kaip Tupakas nužudytas, ir į valdžią atėjo kiti žmonės. Tuoj papasakosiu ponai ir ponės. Pavyzdžiui, Gediminas tikrai nebuvo pėsčias vaikinas, rašė laiškus, kvietė pirklius, batsiuvus ir gydytojus, kalvius ir amatininkus, visus, kad jie biznį darytų pas mus, jo. O kai valdovų tapo Vytautas, tai Žalgirio mūšį laimėjo irgi Vytautas. Iki jūros juodosios Vytautas, teritoriją Lietuvos išplėtė Vytautas.